lapkričio dieną susirinkome į Šilalės kapines, kad garbingai palaidotume Lietuvos partizanę, labai garbingą moterį Eleną Kentraitę. Iš labai gražios šeimos, netoli nuo Šilalės, iš Gubrių kaimo, gražioje ūkininkų visuomenės veikėjų šeimoje gimė ir augo 6 vaikai, 4 sūnus ir 2 dukteris. Artėjant antrajai okupacijai, šeima nutarė nesitraukti į vakarus, bet pasilikti Lietuvoje ir stengtis kovoti dėl Lietuvos laisvės. Jau 44 metais name buvo iškastas pirmasis bunkeris gynybinis, priešinimuisi. 45 metų šeima dar gyveno savo namuose. Tada, kada gavo žinią, kad yra tremiamųjų sąraše, šeima viską, namus, turtą, gyvulius, viską palikusi pasitraukė į nežinę, į kovą už Lietuvos laisvę. Amžinatilsį Elena amžininkų pasakymus buvo labai nuovoki ir guvi ryšininkė. Net patekus partizanams į Pasalą, kada Inso užduotim buvo Kaltinėnų apylinkėse, ir partizanų vadui pasakius, kad mergaitę reikia išvesti, jinai ryžtingai pasakė, jeigu lemta žūti, žūsim visi. Visiška apsuptis. Ir partizanų vadas klausė, o kur eitum tu? Jinai sako, aš eičiau per pelkę. Partizanų vadas Ūdras sako, vesk. Ir Elena snaigė sėkmingai išvedė visą partizanų būrį iš apsupties. Kada jinai 50 metais buvo suimta, NKVDistai labai džiaugiasi, nes suėmė partizanų vado seserį ir įsivaizdavo, kad dabar šitas partizanų būrys bus sunaikintas, nes turi žmogų, kuris žino, kur yra bunkeriai, kur yra štabavietė. Tačiau Elena niekada neišdavė priesaikos, duotos tėvynei, artimui. NKVDistai suorganizavo ties Kvėdarna jos išvadavimą. Ją išvadavo persirengėliai, apsirengę Lietuvos partizanų uniformomis, mušė už tai, kad jinai su rusais po miškus važinėjas, bet Elena prisiminė savo brolio Jono Rūtenio žodžius: niekada nepažįstamo žmogaus neatvesk, nes nežinia, kas jis yra. Ir jinai nevedė tų išvaduotojų į bunkerį, nerodė, kur yra štabavietė. NKVDistai nieko nepešė, vėl atgal perėmė suimtą mergaitę ir vežėsi į tardymo vietas. Elena buvo tardyta Šilalėje, Kvėdarnoje, Šubertinėje, Tauragėje. Tardymas mums šių laikų žmonėms yra nesuvokiamas, nes Elena yra pasakojusi, kad įrankiai, su kuriais ją mušė, sulūždavo, o jinai laikėsi ir niekada neišdavė. Įvairių mėginimų išgauti informaciją buvo ir lageryje, bet ir ten Elena buvo tvirta. Ji visą gyvenimą buvo tvirta. Buvo poetiška. Ji įsivaizdavo, kad kovoti už Lietuvos laisvę galima plunksna, žodžiu, gerais darbais, eilėmis. Kad pasipriešinimas žodžiu ir eilėmis yra viena iš kovos priemonių ir būdų. Dar tebesislapstant po Šilalės kraštą, vieną vakarą jinai praėjo pro savo namus.
ir pasiklausykim, kokias mintis jai sukėlė jos sodybos ir namų vaizdas. Kai saulė geso vakaruose, ėjau pro tėviškės laukus ir mirštančiuose spinduliuose išvydau vėl gimtus namus. Liūdnai nameliai tyliai žvelgė, berods ilgėdamies kažkuo. Žirgelis lankoje sužvengė ir gailiai ėmė kaukti šuo. Senutis ąžuolas palinko, į tolį ištiesė rankas. Šešėlis parugė nuslinko, lyg klausdams, ar negrįžta kas. Senutė ąžuolė, nelauki, negrįšime visi kartu. Ten, kur lokysta tyliai plaukia, praliejo kraują broliai du. Kieme graudžiai sugirgžda svirtis ir sudainavo kažinkas, o juk kitą kartą apie viltį sesuo dainavo čia dainas. Gimtųjų namų, brolių, mamos, seserų ilgesys nepaliko Elenos niekada. Ir šiandien mes dar ypatingai stovėdami šioje kapinių vietoje, ruoždamiesi laidoti Lietuvos partizanę Eleną, turime prisiminti nepaprastą jos motiną, Oną Kentrienę, ir nepaprastų Šilalės krašto žmonės, kurie nuo 45 metų iki pat 61 metų išslapstė ją. Kentrienė niekada nebuvo rasta NKVDistų nei stribų. Taip pat kaip nebuvo niekada NKVD rastas ir bunkeris Kentrų name. O Elena visada tikėjo laisvą Lietuvą. Ji visada tikėjo, kad gėris nugalės. Jinai suprato žmonių ir prisitaikėliškumą ir kartais jį pateisindavo. 84 metais jį užrašė tokias eiles. Pro tirštą gyvenimo miglą ieškojau teisybės tikros, o žodžiai čia brango, čia pigo iš mano gražiausios dainos. Šiandien palydėdami Eleną mes turime pasižadėti, kaip jinai ir rašė, kad negrįšime visi kartu, negrįšim į tuos namus, bet jie visi tikėjo. Ir Juozas Tauras, ir Leonas Sakalas, ir Jonas Rutenis, ir Elenas Snaigė Aidas, ir Ona Rasa. Jie visi tikėjo, kad jie kažkada grįš ir kad jų žygdarbis ir pasiryžimas tėvyniai, jos laisviai bus žinomas ir bus pavyzdys. Todėl visiems praeiviams įeinantiems į Šilalės kapinę, kaip ir nuo 61 metų, čia buvo įprasta nukelti kepures ir nusilenkti motinai, kuri paaukojo 6 savo vaikus tėvyniai. Taip pat dabar bus proga nusilenkti ir partizanei Elenai. O mums likusiems gyviems nepamiršti, kad Šilalės rajone buvo šeima, kuri 6 vaikus paaukojo laisvai Lietuvai ir jų atminimą įamžinti pasipriešinimo kovų muziejuje Kentrų sodyboje, kurioje tebėra vienintelis ir unikalus gynybinis bunkeris. Ir mes visi, imdami pavyzdį iš šios šeimos, iš kitų šeimų, turime prisiminti ir visada dirbti tėvyniai, Lietuvai, artimui. Šalis, kur miega, kapuos didvyriai, daveltui bučiai, tave taip gynė, neveltui dainiai, plačia